išsiunčiant techniką į Dakarą, mes privalome, jinai būna perrenkama, paruošiama ir tada, žinot, kaip vestuvėse, ateina jaunikis su jaunaja prie altoriaus ir tuo metu skamba tokia frazė, kad jeigu kažkas kažką prieš šitą santuoką gali pasakyti, tegul sako dabar arba nutyla per amžius. Tas pats vyksta ir su technika. Mes šių testų metu privalome arba norime, kad išlįstų visos negandos, o jeigu jos dabar čia neišlenda, nepasirodo, tada norim, kad automobilis pilnai ir normaliai tarnautų Dakaro metu. Tai toks buvo tikslas. Kilometrų šiandieną nebuvo per daug, sakyčiau, turbūt 40-50 turbūt tame tarpe. Bet oro sąlygos, turbūt ne Dakarinės, labai daug vandens, labai daug purvo, labai slidu. Tai toks malonumo mažai, bet okei, automobiliai prasisuko. Tai turbūt tokia iš mano pusės nuomonė ir reakcija. Vladas pirmą kartą sėdėjo prie šito automobilio vairo. Automobilis tai wow, toks tikras sportinis aparatas su gatviniam mašinom turbūt nelabai iš viską bendro turi, tai panašiai viskas kaip ir tikėjausi. Viskas veikia, važiuoklė, čia su Benediktu, kai susirašinėjom per visus duobes, tai su šituo viską kiaurai gali važiuoti, čia gal tą ir užtruks, dar galvoju, šiek tiek persilaužti, kiek čia ta važiuoklė gali sugerti visko. Šiaip tai tikras sportinis automobilis, smagu. Tai dabar mūsų tikslas yra išsiplauti automobilius ir juos reikės vėl persirengti dar kartelį, nes labai gavo daug drėgmės. Tai bus tikrai daug darbo. Realiai turime iki išsiuntimo technikos savaitę laiko, tai toks labai reikės paskubėti, bet darbo dalis padaryta.